Sveikučiai! Šiandien mano kamade triušienos vėrinukai apvynioti šoninę ir aptepti barbekiu padažu. Aš vėrinukams šį kartą naudoju triušieną, nors galima daryti tokius pačius su vištienos šlaunelių mėsa pavyzdžiui. Tiesiog pasitaikė triušienos filė su nuolaida. Mėsą susipjaustau nedideliais kubeliais, nei per stambiai, nei per smulkiai. Jeigu labai stambiai supjaustysit, tai labai ilgai reikės kepti, bet jeigu labai smulkiai, tai gausis sausoki ir per daug bus to šoninės. Nors kita vertus, tai šoninės niekada per daug nebūna. O kepsiu viską ant medienos iešmelių, juos galima dar papildomai pamirkyti. Triušiena šiaip yra skani mėsa savaime, tai prieskonių galima dėti ir mažiau. Aš šį kartą tiesiog norėjau skonio daugiau. Dėl to dedu ne tik druską, juodus pipirus ir granuliuotus česnakus, bet dar pridedu paprikos saldžiosios, taip pat dar ir kajeno pipirų. Pasidarytų prieskonių mišiniu tiesiog įtrinsiu mėsą ir paliksiu ją šiek tiek pasimarinuoti. Gabaliukai yra nedideli ir turėtų per kelias valandas puikiai pasimarinuoti. Kad tai įvyktų greičiau, dar pridedu laimo sulčių. Galima dėti ir citrinų, pavyzdžiui, sulčių. O jeigu neturit nei vieno, nei kito po ranka, tai galima panaudoti balto vyno actą arba raudono vyno actą, bet svarbu nepersistengti, tai tikrai daug rūgšties tos nereikia. Viską sumaišau, kad pasiskirstytų prieskoniai ir padedu į šaldytuvą kelioms valandoms, kad pasimarinuotų truputį. Kuriu kepsninę ir kaitinu ją maždaug iki 150-170 laipsnių Celsijaus ir kepsiu viską tiesiog ant grotelių be jokių deflektorių. Kol kaista kepsninė, pasiruošiu vėrinukus, kiekvieną gabaliuką apvynioju tiesiog šoninę. Man šį kartą pasitaikė tokia liesesnė šoninė, o vienam gabaliukui užtenka arba vieno gabaliuko šoninės, arba kartais prireikia ir dviejų. Tai priklausomai nuo to, kiek turit to šoninės, irgi galima jos daugiau dėti arba mažiau. Man šį kartą šiek tiek pritrūko. Tai jeigu darot kažkokį panašų patiekalą, visada nusipirkit dvigubai daugiau šoninės, negu jums atrodo. Jeigu ką, liks kitam kartui, arba išsikepsit ryte skanios kiaušinienės su šoninė. Suverdamės varinukus dar naudoju papildomai svogūnus. Tai juos tiesiog supjaustau tokiais žiedais ir užmaunu tarpuose tarp mėsos. O likusią mėsą, kuriai nebeliko šoninės, irgi iškepu kartu. Jinai galbūt bus sausesnė, bet gaila tiesiog išmesti. Na ir kai viskas sumauta, jau galima tikrai kepti, bet aš, kaip minėjau, noriu šį kartą tiesiog daugiau prieskonių. Tai papildomai dar pabarstau barbekiu prieskoniais, komercinių prieskonių mišiniu, kuris turi savyje šiek tiek dar ir cukraus, kad būtų įdomesnis skonis. Svarbu nepersistengti su druska, nes šoninė yra sūdyta. Kai anglis įsidega, dedu groteles ir jas dar pakaitinu, kad mažiau priliptų kepama mėsa, reikėtų, kad jos būtų karštos. O papildomai, kad mažiau priliptų, galima patepti jas kažkokiu augaliniu aliejumi. Tokiu atveju iš viso bus garantuotai, kad niekas neprilips. Taip pat tepu groteles aliejum ir dedu mėsą. O kartu, kad būtų šiek tiek rūkytas skonis ir skanesnis kvapas, dar pridedu medienos pagaliukų. Juos metu tiesiog į anglis ir daug nereikia. Poros pagaliukų užtenka, o aš naudoju alksnio medieną. Man šioje konkrečiai kepsninėje geriausia temperatūra kepant tokiu būdu šašlyką arba kaip šiuo atveju vėrinukus yra apie 150-170 laipsnių. Kadangi kepu su šoninė, tai reikia šiek tiek aukštesnės temperatūros, kad tie riebalai gerai išsilydytų ir būtų geresnis skonis, apskrustų tą šoninę. Tai gal šį kartą šiek tiek ir aukštesnę temperatūrą palaikau, bet reikia žiūrėti, kaip kepa. Tai tiesiog, kadangi kepam be deflektoriaus, reikia žiūrėti, kurioj pusėje labiau kepa, kurioj mažiau, laiks nuo laiko apversti, apsukti tuos kepsnius ir nuolat stebėti, kad nebūtų per didelis karštis. Triušienos mėsa iškepa panašiai kaip ir vištiena, tai jai reikia apie 70 laipsnių Celsijaus viduje, kad būtų, bet svarbu yra neperdžiovinti. Tai aš laiks nuo laiko, kai jau labiau intensyviau kepa, pavartau tuos vėrinukus ir pamatuoju temperatūrą. Kepimui artėjant link pabaigos, tai yra likus kokie 10-15 minučių, dar papildomai aptepu barbekiu padažu tuos vėrinukus, tai galima naudoti barbekiu padažą, kuris jums patinka. Jį dar galima, aišku, praskiesti truputį, aš kartais dedu Worcesterio padažo, taip pat kokio nors balto vyno acto,
bet čia skonio reikalas. O šį kartą pas mane skonio bus tikrai daug. Padažu aptepu iš vienos pusės, nors galima aišku dar pakepus apversti ir dar kartą pakepti, bet šį kartą tiesiog nenoriu perkaitinti. Kai temperatūra pasiekia apie 68, maždaug 70 laipsnių Celsijaus, nuimu tuos vėrinukus ir šiek tiek leidžiu jiems praušti. Kadangi kepiau ant atviros kaitros, vaizdas ir kvapas yra panašus į šašlyko, bet skonis bus tikrai kitoks. Šį kartą norėjau daugiau skonio, tai pridėjau prieskonių tiek į pačią mėsą šiek tiek daugiau, tiek dar papildomai apibarščiau barbekiu prieskoniais ir dar aptepiau padažu, tai skonio tikrai labai daug ir mėsa yra puikiai iškepusi. Tie gabaliukai, kurie yra be šoninės, kaip ir tikėjausi, jie truputį labiau padžiūvę, o tie, kurie su šoninė, liko tikrai sultingi, o be to šoninė dar suteikia ir papildomą skonį. Aš šį kartą patiekalo gaminimui įdėjau šiek tiek daugiau pastangų, bet tikrai vertėjo. Tai ir kvapas, ir vaizdas yra 10 iš 10. Tikrai galima iškepti vėrinukus tuos pačius triušienos arba vištienos ir be papildomų dalykų, tai yra be to šoninės, bet tikrai verta šiek tiek įdėti daugiau pastangų. O jeigu norit švelnesnio skonio, tikrai galima įdėti ir mažiau prieskonių. Aš šį kartą tikrai jų nepagailėjau, bet esu labai patenkintas. Man toks skonis labai patinka. O jums rekomenduoju pabandyti taip išsikepti, jeigu ne triušieną, tai vištienos šlaunelių arba blauzdelių mėsą ir tikrai nesigailėsit. Labai puikus patiekalas, ypač vasarai. Skanaus ir iki kito karto.